Eglučių olimpiada Vilniui? Pasikuriam ir važiuojam. Miestas kaip visada gražiai pasipuošęs. Gatvelės gatvelytės jaukios labai. Pažiūrėsime eglę gerai papuoštą. Išgyriau čia gal per anksti viską. Einam prie eglės. O kažkaip jau iškart kitaip viskas čia atrodo. Karuselės kažkokios atsiradę. Sukasi ratu, mano meilės laivas. Aš galvoju, kam jie tą kalėdinį miestelį perkelia, bet dabar supratau, ką labai gerai perkelia. Nebėr tos grūsties, kaip būdavo seniau, kai sardinės. Aš grįždavau namo, žinau, kol atsiprausdavau šakės. 23 metais gyriau, 24 tai galvoju, 25 tokia pat papuošti vėl girsiu. Žinokit, kažkada yra ribos. Kitą metą, jeigu vėl auksinė tokia pat, žinokit, jau nepašikštėsiu žadėliu. Klaipėda jau tą patyrė, nenorėkit patirti jūs. Žinokit, prakiurdysiu pizdėts jam bus. Karštą vyną galime įpasimti. Žiūrėk, kaip mandrai sugalvojau mikrofoną prisiekti. Raudoni žaisliukai kaip rojaus sabaliukai. Žiūrėkit, galima bus užlipti aukščiau prie tos eglės ir iš visai arti nusifotkinti. Reikia jų užtvarta, nes tas vynas mūstelėjo galvon man jau. Ir mažų žaisliukų ir didelių žaislų į didelę eglę, į mažų eglučių. Dydis nesvarbu. Ir aš tam pritariu. Jeigu Vilniaus eglė būtų daina, tai būtų šita. Rašykit komentaras, kaip jums Vilniaus eglė. Arrivederci.